gyvenimas juk tęsis ir be mūsų. Tai yra be manęs, be tavęs. Evoliucijai mes nereikalingi. Jeigu ne aš, tai kažkas kitas. Mums atrodo, kad gyvenimas kažkoks žmogus, būtybė, kuri kažką atsiūs, kažką duos. Ir visuomenė nėra suinteresuota. Ir ne visuomenės užduotis. Visuomenės užduotis yra, kad mes vienas kitą nesunaikintume visiškai. O mes norim reikalauti, mes norim būti laimingi, reikalaujam iš kitų. O kaip ta vidinė būsena iš kur gauti? Protas mums duoda išgyvenimo galimybę. O laimė yra visiškai kitas dalykas. Visiškai kitas dalykas. Vidinė energija, kuri mus stumia į priekį veikti, daryti, kurti, ieškoti, rasti, ieškoti kažkokių taisyklių, kad gyventi, ieškoti to, kad suprasti dėl ko. Kodėl aš noriu būti laimingas, dėl ko aš noriu būti laimingas. Tai va, protas, kaip direktorius, nori tvarką padaryti, o vidinė būsena nori būti tik būsena, tik yra energija. Ir iš tikrųjų žmogus per protą, norėdamas tos laimės, gauti jos nelabai gali. Jam reikia jausti tą būseną. Jeigu įtampoje protas, jis kartoja tas pačias klaidas ir vis ta pati realybė. Įdomus yra gyvenimas, ar ne? Laimė visą labą, vidinė būsena, kuri mus lydi visą gyvenimą.